Sanatorija Belarus šiais metais švenčianti 70 metų veiklos jubiliejų įsikūrusi Druskininkų centrinėje dalyje, miško parko zonoje prie Nemuno upės. Raminanti tyla, gaivus ir tyras pušų oras, mineraliniai šaltinių vandenys, grožio ir sveikatingumo procedūros. Tai, kas vilioja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio poilsiautojus. Nuo 2007 metų sanatorijoje galimybę atgauti jėgas ir sustiprinti sveikatą gali visi norintys, nes čia duris atvėrė naujas modernus 3 žvaigždučių viešbutis su 74 jaukiais, komfortiškais kambariais, kuriuose yra viskas, ko tik gali prireikti kokybiškam poilsiui ir atsipalaidavimui. Viešbučio svečiai 3 kartus per dieną gauna subalansuotą maitinimą. Ryte gali mėgautis švediškais pusryčiais, o pietus ir vakarienę rinktis iš užsakomojo meniu. Taip pat viešbutyje veikia didžiulis spa centras, kuriame įrengta moderni sporto salė, didžiausias baseinas Druskininkuose, veikia įvairių pirčių kompleksas, saunos, Himalajų druskos, garinės infraraudonųjų spindulių pirtys. Pasilepinti galima po vandeninių srovių masažu ir sūkurinių vonių malonumais. Taip pat siūloma pasimėgauti įvairiausiais gydomaisiais ar atpalaiduojančiais masažais, grožio procedūromis, kurios atliekamos naudojant profesionalią kosmetiką. Kosmetologai atlieka ir botulino toksino injekcijas PRP, mesoterapijos procedūras, tad visi norintys ne tik susigrąžinti prarastą energiją, bet ir iš naujo atrasti save, tai gali padaryti Belarus sanatorijoje. Sveikatingumo komplekse visų maloniai laukia baras Fito, kuriame siūloma atgauti jėgas, ragaujant vaistažolių kokteilius prisotintus deguonimi ar sveikuoliškas arbatas. Prie pat Fito baro veikia poilsio kambarys, kuriame trykšta natūralūs mineraliniai vandenys, viltis ir sveikata. Įsitaisę patogiuose krėsluose galite klausytis čia įrengto krioklio ošimo ir gydančios muzikos garsų. Jeigu norite bent porai valandų pabėgti nuo darbų rutinos kartu su draugais ar artimaisiais, sanatorija Belarus siūlo išsinuomoti Lietuvoje analogų neturinčią garinę pirtį. Pirtis talpina grupeles iki 6 asmenų. Tik jums priklausančioje pirtyje galėsite pasilepinti aromatinės druskos kūno pilingu, sapropelinio purvo kūno kaukę, naudotis kontrastinėmis vonelėmis kojoms bei šildomaisiais marmuriniais gultais. Tad tie, kas trokšta atsipalaiduoti, pajusti kūno ar sielos ramybę pačiu maloniausiu būdu, tai puikiausiai gali padaryti sanatorijoje Belarus. Tačiau pakalbėkime ir apie tai, dėl ko čia plūsta svečiai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Profesionalios gydymo paslaugos – tai dar viena sanatorijos stiprybė, viliojanti kiekvieną, norintį atgauti jėgas bei sveikatą. Sanatorijoje yra atliekamos šiuolaikinės diagnostikos procedūros tyrimai, po kurių kvalifikuoti gydytojai įvertinę paciento sveikatos būklę, skiria gydomąsias sveikatinimo procedūras arba sudaro individualią reabilitacijos programą. Ypatingai sanatorija didžiuojasi atliekamomis analogų Lietuvoje neturinčiomis procedūromis su sapropeliniu purvu, kuris yra išgaunamas Baltarusijoje, Gardino apskrityje, Dikoje ežere. Su juo atliekamos durpių ir sapropelio aplikacijos, purvo vonios, elektropurvas. Moksliškai įrodyta, jog šis sapropelinis purvas turi gydomųjų savybių ir padeda sergant sąnarių, odos, virškinamojo trakto bei ginekologinėmis ligomis. Be purvo procedūrų sanatorija siūlo eilę gydomųjų vonių, tokių kaip mineralinės vonios sveikata ir sūrutis, sūkurinės, perlinės, angliarūgštės vonios ir dar daugelis kitų. Kadangi medicininė sanatorijos stiprybė yra ne tik virškinimo sistemų ligų gydymas, bet ir artrologija, judamojo atramos aparato pažeidimų gydymas, yra siūloma išbandyti ir vertikalios vonios terapija, kurios pagrindinis principas – stuburo tempimas vandenyje atliekant specialius pratimus. Dar viena naujovė, kuri taikoma sanatorijoje, yra Redcore terapija. Tai pažangiausia Norvegijos mokslininkų sukurta treniruočių įranga, kuri stiprina raumenis, padeda šalinti kaklo, stuburo, juosmens sąnarių skausmus, tinka reabilitacijai po patirto smegenų insulto, traumų, pažeidimų. Be kineziterapijos paslaugų čia teikiamos aukščiausios kvalifikacijos fizioterapijos paslaugos, kurias apima elektroterapija, gydymas ultragarsu, šviesos terapija, limfodrenažas ir kitos procedūros atliekamos moderniais 21 amžiaus išradimais, procesą prižiūrint profesionalams. Sergant kvėpavimo sistemos ligomis siūloma apsilankyti druskų kambaryje, kuriame lubos, sienos ir grindys padengtos storu druskos kristalų sluoksniu. Čia palaikoma pastovi drėgmė, temperatūra ir druskų aerozolio koncentracija. Specialistai teigia, kad haloterapija tai tikras eliksyras žmogaus plaučiams, profilaktika odai bei poilsis organizmui.
Be haloterapijos pacientams yra taikoma kombinuota audiovizualinė aromaterapinė relaksacija, kuri padeda kovoti su stresu, nemiga, nuovargiu. Taip pat sanatorijos gydykloje pacientams yra siūlomos pediatro, terapeuto, neurologo, ortopedo, manualinės terapijos gydytojo, refleksoterapeuto, ginekologo, fizioterapeuto, stomatologo, funkcionalinės diagnostikos gydytojo, dietologo, onkodermatologo konsultacijos. Ypatingai sanatorija didžiuojasi medicininė programa Viltis, skirta moterų pirminio ir antrinio nevaisingumo gydymui. Sanatorija Belarus dešimtmečiais garsėja kaip puiki vaikų sanatorija. Čia nuolat gydosi apie 350 vaikų atvykusių iš Baltarusijos. Sanatorijoje vaikų vizitas trunka 3 savaitės. Subalansuotas maitinimas vaikams yra skiriamas 5 kartus per dieną. Su jais dirba ilgametę medicininę ir pedagoginę praktiką turintys specialistai. Čia gydomi vaikai turintys virškinimo, neurologinės, kvėpavimo sistemų patologiją, ortopedinės, artrologinės problemas. Tad atsižvelgiant į kiekvieno vaiko susirgimus, kiekvienam individualiai yra sudaromas reabilitacijos planas. Pirmoje dienos pusėje vaikams vyksta reabilitacija, taikoma individuali arba grupinė kineziterapija, gydomosios vonios, su jais dirba įvairių sričių sveikatos specialistai. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų imuninės sistemos stiprinimui. Pavyzdžiui, paskiriama sausa angliarūgštės vonia, haloterapija, inhaliacijos, bioptronas ar viršveninis lazeris. Antroje dienos pusėje vaikams vyksta pamokos atnaujintose klasėse, kad grįžę į savo mokyklas Baltarusijoje vaikai po sanatorijos galėtų toliau sėkmingai tęsti mokymosi procesą savo mokyklose. Vaikų korpuse veikia biblioteka, o savaitgaliais organizuojamos išvykos, sporto renginiai ir daugybė kitų pramogų. Tad galima drąsiai teigti, kad sanatorijoje Belarus vaikų gydymas, reabilitacija ir jų mokymosi procesas yra puikiai suderintas.